Labas rytas, labą dieną, labas vakaras. Tai yra trumpas video. Man atrodo, pirmasis video, kokį įkelsiu, bet patikėkit, jų bus daugiau. Bent jau pasistengsiu, kad jų būtų daugiau. Ir jo, tiesiog noriu apie kai ką pakalbėti, pakomentuoti. Manau, kad tokia visai aktualią temą šių laikų. Tai yra galvojimas, ką kiti žmonės apie jūs mąsto. Mano manymu, toks patarimas, kaip jums neturėtų rūpėti, ką kiti žmonės apie jūs mano, yra keistas ir jis net neturėtų egzistuoti. Nes turiu omeny, kodėl mums žmonėms rūpi ir turi rūpėti, ką kitas asmuo apie jūs pagalvos. Turiu omeny, jūs rašot savo istoriją, jūs gyvenat savo gyvenimą, jūs žinot, kas yra jums geriausia ir tik jūs pažįstat save iš tikrųjų. Tai kažkaip gyvent savo gyvenimą, bandydami kažkam įtikt, ar įtikti tiesiog aplinkiniam, tai čia toks laiko švaistymas. Tiesiai šviesiai pasakysiu, tai yra laiko švaistymas pagal mane, nes jeigu ir atsitinka tokia situacija, kad kažkas kažką apie jūs pagalvos, arba galbūt netgi jums kažką pasakys. Čia problema jau nebe tavyje, kadangi problema yra tame žmoguje, kuris kažką apie jūs pakomentuoja arba blogai apie jūs pagalvoja. Kodėl aš taip sakau? Nes kodėl jisai švaisto laiką galvodamas apie jūs blogąja prasme, kai jis turėtų naudoti visą savo laiką, kurį turi tvarkydamas savo gyvenimą ir siekdamas savo tikslų. Suprantame, ką aš turiu omeny? Jeigu mes švaistytumėm savo laiką galvodami, kaip atrodo žmogus, kuris pro mus praeina, arba tiesiog rūpindamiesi, ką kiti žmonės sako. Aišku, nuomonės gali nesutikti, bet tai neturėtų jums kelti jokio pykčio arba jokių negatyvių emocijų. Tai va, žodžiu, prailgas šitas video. Tai ką aš noriu su šito video pasakyti yra tiesiog, kad jums tikrai neturi rūpėti, ką kiti žmonės apie jūs galvoja, jums neturi rūpėti, ką kiti žmonės apie jūs kalba, nes jūs rašote savo istoriją, ne jis už jūs parašys. Kai jums bus 80 metų ir kai jūs sėdėsit kažkur parke ant suoliuko, to žmogaus tikrai nebus. Ir kai jūs ten sėdėsit ir bandysit prisiminti visą savo gyvenimą, aš labai jums linkiu, kad turėtumėt daug linksmų ir gerų prisiminimų. Nes jeigu jūs tiesiog galvosite, kad galėjau padaryti tai, bet nepadariau, nes bijojau, ką kiti žmonės apie mane pagalvos, arba aš tiesiog bijojau kažką padaryti, tai čia bus liūdna. Tai tikrai sakau, nebijokit ir siekit savo tikslų ir neleiskit niekam jūsų sustabdyti. Tai va. Baigiu. Gero likusio vakaro arba geros dienos.